Kokie darbai laukia jūsų kaip naujo vicemero? Iš tikrųjų, šiandieną labai aktuali problema, kuri nebuvo sprendžiama 20 metų Kelmėje, tai sporto bazės klausimas. Šiandieną yra apibendrinta situacija ir apdiskutuota su miesto bendruomenė dėl daugiafunkcinio sporto centro Kelmėje galimybių, statybos ir funkcionavimo. Tas poreikis labai svarbus yra ir šiandieną yra galimybių studija daroma, yra ruošiama kitais metais skirti biudžete pinigus techniniam projektui ir manau, kad 3-4 metų bėgyje Kelmėje galėsime perkirpti juostelę moderniam daugiafunkciniam sporto centro pirmo etapo pabaigai. Tai būtų sporto salė moderni su pagalbinėmis patalpomis, kavinės patalpos turėtų būti pramogom šiek tiek, biliardo stalai, boulingo. Antrame etape turėtų atsirasti baseinas su saunų kompleksėliu ir trečiame etape būtų atstatytas sporto stadionas futbolo su dirbtinė danga. Tai būtų patenkinta tiek sporto mokyklos patalpos įspręstos ir mūsų gerus rezultatus rodantiems sportininkam, ir sporto visai visuomenė, jaunimui ir saugusiem praleisti kultūringą laisvalaikį ir užsiimti savo fizinę sveikatą ir kultūringų laisvalaikio leidimu.